Mačas yra aktualus ir neslėpkime, simpatijų linija ir yra atliekamas bereikalo tolimas perdavimas į priekį. Nojus Lukšys klaidina vieną varžovą, Nojus jau baudos aikštelėje, proga smūgiui, smūgis ir tiesiai į Mantą Bertašių. Skubėjo su Petrausko traukiniu starto smūgiu. Viskas gerai, kovoja, perdavimas arčiau vartų, jo smūgis ir šalia vartų skrieja kamuolys. Aukšte dar kaip ši situacija, Žygimantas Balkūnas čia buvo paliktas visiškai vienas. Gerai atmestas Nebaliaus kamuolys, žinoma, ten pataikyti į vartus tikrai buvo sudėtinga. Kampas gan aštrus, ir Nesakytas irgi užsiėmė gerą poziciją. Na taip, čia Maras Vaidara dabar savo stiprijoje. Gali žaisti 1-1, bet perduoda kamuolį Lukšiui, šis į baudos aikštelę. Nepasiekė kamuolio Petkevičius, Darius Stankevičius, proga smūgiui ir Akpė Viktori labai svarbioje situacijoje blokuoja Dariušo Stankevičiaus bandymą. Vėl klysta banga, Kotas Sakurai, Petkevičius spės prie kamuolio, kamuolys vartuose. Lauris Petkevičius antrose rungtynėse iš eilės Gargžduose muša įvartį 14 minutę ir kiek geriau žaidusi Gargždų banga priversta traukti kamuolį iš savo ginamų vartų tinklo. Prasta pastaroji minutė, du nesuprantamai nesėkmingi perdavimai ir Marijampolės Sūduva baudžia. 14 minutę Lauris Petkevičius muša dar vieną savo įvartį top sport remiamoje Lietuvos futbolo A-lygoje. Dar žinoma bus pasižiūrėta ši situacija per perspektyvą. Nuošalės čia tikrai nebuvo, galbūt yra kažkokia šis Skamžinskas. Perdavimas, Sėdorfas svečiasi baudos aikštelę. Ar bus smūgis? Smūgis yra ir Plūkas. Puikiai žaidžia koja Ignas Plūkas. Bet Marijampolės Sūduva bando dabar įsibėgėti. Maras Vaidara vėl sustoja. Traukia prie savęs du varžovus. Keičia atakos kryptį, Kotas Sakurai, jo smūgis dėl diskvalifikacijos iš kitų rungtynių. Lukšys, jo perdavimas ir ar bus įvartis? Nėra. Mantas Bertašius gelbėja komandą, Styvas Lawsonas turėjo nuostabią galimybę. Kur buvo perdavimas. Petkevičiaus ar Vaidaravio, Petkevičius bėga į gynybą. Ir tikrai gražu žiūrėti. Štai Lauris Petkevičius tarsi vidurio gynėjų tampa. Olupogi baudos aikštelėje ir šalia vartų skrieja kamuolys. Iškėlė į išrikiuotės nuo gegužės 3 dienos. Ir viso labo 4. Arono Olupogi mačas šiame sezone. Sėdorfas gali žaisti 1-1, jo smūgis ir šalia vartų skrieja kamuolys. Karts nuo karto Sūduvos ekipos rytuose įvykė. Bet šiame sezone artėjama link ketvirto pralaimėjimų iš eilės. Sėdorfas nesmūgiuoja dabar muša į vartus ir Dariušas Stankevičius. Jo smūgis ir kamuolys skrieja pakankamai toli nuo vartų. Perdavimas į baudos aikštelę, smūgis ir tenai šios dienos rungtynėse praktiškai nėra metus keitimus. Sėdorfas, geras pasiveržimas, Sėdorfo smūgis, Ignas Plūkas iškumščiuoja kamuolį. Šauskas ir Emsis liečia kamuolį, pabandė į šis dalykas tikriausiai bandė kovojant savo tikslų. Taip, išličia kamuolio, čia Saboris įkuoja. Prastai suvaldytas kamuolys ir Ignas Plūkas čia buvo pasiruošęs. Klaida. Tužis. Jo perdavimas į baudos aikštelę, Emsis ir kamuolys atšoka nuo Latvio. Bet visgi yra fiksuojama mačo pabaiga. Kampinių statistika 8-3, bet jau tikrai neturi jokios prasmės.